Tai sveiki atvykę į naują epizodą. Išvažiuojam į reisą. Tai šiandieną turim antradienį ir dabar yra 4 vakaro. Tai realiai aš vakar jau dirbau, tai nieko nefilmau, nes labiau buvo išsikrovimo, perkrovimo darbai, tai nelabai įdomu buvo ir nelabai iš tikrųjų laiko kada buvo, nes reikėjo visur padėti. Tai vakar važiavau į Rygą, paskui grįžau iš Rygos ir miegojau namuose. Tai šiandieną išsikroviau kartoną 2 vietose, Mažeikiuose ir Kuršėnuose. Čia labai puikiai važiuoja, matau, tai tokiu greičiu, tai tokio. Pirmas sniegas iškrito ir pasirodo mūsų pro vairuotojai. Važiuoju dabar į Vokietiją, pasikroviau plokštę, kažkas apie 24 tonos. Tai važiuoju į naują vietą, kur dar nesu buvęs, tai nežinau kaip ten kas. Šiandieną jau esu išvairavęs 3 valandas. Šiandieną jau Varšuvos nebepravažiuosim kaip visada. Šiandienos planai iš tikrųjų labai paprasti. Dar ant sienos sustosiu prisipilti kuro. Tai dar šiandieną Kaune pasidarysiu pauzę ir nuo Kauno turėsiu 3 valandas važiavimo, nes kaip ir minėjau, jau šiandien irgi dirbau, pasikrovau plokštę. Tai žiūrėsim, ką čia išeis davažiuoti. Planuoju kažkur aplink Belastoką šiandieną sustoti, nes ne visai iš garažo išvažiuoju, tai jau laikų truputį išdirbta. Tai nebeišeis Varšuvos prašokti. Naujų epizodų truputį reikėjo palaukti, nes grįžau po atostogų ir kaip ir minėjau praeitam epizode, kad kraustėmės į butą. Tai tas savaitės turėjau ir darbų, ir ką tvarkytis, žodžiu, veiklos netrūko, tai nelabai apsikrovau tokiais darbais kaip video kūryba. Filmuką tik nufilmavau grįžęs iš po atostogų tą patį pirmą, tik išvažiavęs į reisą. O prisėst jį suredaguoti nelabai turėjau kada. Paskui norėjau biškį dar ir atsipūsti nuo tų visų darbų. Pogi turim pakitimų, kuriuos pamatysim į epizodą eigoje. Kas sekat, aišku, Instagrame, tai jau manau supratot ir žinot kokie pasikeitimai. O dabar daug nepliurpiam ir važiuojam toliau. Dar šiandieną truputį liko nusidirbti. Tai prie sienos užsipylėm kuro. Pasidariau pauzę dar, pavalgiau. Dabar važiuojam toliau, po pauzės važiuosiu 1:50 minučių, nes nenoriu viršyti 13 valandų bendro, kad galėčiau pasidaryti 11 valandų pauzę normalią. Nes kitu atveju, jeigu darysiu 9 valandų pauzę, rytoj atvažiuosiu ant Varšuvos draudimo, tai būtų visai neprotinga, tai pasinaudosiu progą ir nevažiuosiu visų laikų, kažkur apie valandos trupučių liks, bet rytoj atvažiuosiu po Varšuvos draudimo ir pasidarysiu 11 valandų pauzę. Tai dabar dar turiu 40 minučių laiko važiuoti. Sustosiu kažkur nebetoli Belastoko. Nežinau, kiek plius minus iki vietos liks. Nuo pasikrovimo buvo 1550 km kažkur, tai plius minus. Tai manau, kad ketvirtadienį kažkur ryte turėčiau būti. Gal ne nuo ankstaus ryto, bet ketvirtadienį ryte būsiu iškrovime. O kas laukia toliau, kol kas nežinau. Šiandieną nuo 9 ryto dirbu, tai jau truputį ir nuovargis jaučiasi. Dar važiuojam. Tai čia Lenkijoje visai jau nebešilta. Lietuvoje buvo -4, o čia jau -7, -8 protarpiais net šokinėja. Tai ką, dabar užbaikim likusius kilometrus ir galėsime eiti ilsėtis. Tai ką, užbaigiam šiandienos dieną. Tai ką norėjau, tą padariau, tilpau 13 valandų bendrą, tai dabar ramiai galėsiu daryti 11 valandų pauzę, kas yra labai gerai, pailsėsim, nes vakar, kad ir stovėjau 13 valandų, bet sudeginau daugiau negu 13 valandų bendro, tai užsiskaitė kaip 9 valandos, tai išnauduoti 2 iš eilės 9 nelabai protinga, nes 3 kartus per savaitę galima trumpinti pauzės iki 9 valandų. Tai dabar ne apie tuos laikus, kaip visada užsikalbu, gal net nelabai įdomu, gal ne visi suprantat, kas čia kaip vyksta. Tai čia reikėtų labiau aiškinti, jeigu sukursiu video apie vairuotojo darbo ir poilsio režimą, kas manau būtų daugam aktualu, gal ne visiems, bet manau, kad daugumai būtų aktualu, ką nusprendžiu palei komentarus. Tai bandysiu užsiimti su šituo, reikia kažkokį planą pasidėlioti, kad nebūtų padrikos kalbos, šokinėjimai nuo minties prie minties, tai stengsiuos kažkaip viską susirašyti, kaip ir kuo geriau visą tai pateikti. Tai šiandieną netaip ir daug nutolau nuo savo pasikrovimo, kažkas gal apie 400 tiksliai nepasakysiu, sustojau prieš Belastoką.
likus 3 minutėm iki 13 valandų bendro pabaigos, tai džiaugiuosi, kad radau vietos, viskas tvarkoj. Ir ką, šiandieną būtų tiek, eisiu kažką užkasti ir ilsėtis. Tai kas dar yra naujo epizode, tai tikriausiai matot už nugaros, jau suprasit, kas per naujovės. Tai pagaliau gavau priskirtą vilkiką ir tą, kuriuo labiausiai norėjau vos tiek atėjęs čia dirbti. Tai iš tikrųjų tik svajojau apie šį vilkiką, bet svajonės kartais pildosi, tai svajokit atsargiai. Ne, iš tikrųjų jo, labai džiaugiuosi, kad priskyrė šitą vilkiką, nes vienas iš gražiausių man firmoje buvo, kai atėjau. Dabar yra dar vienas tikrai nuostabiai atrodantis, bet man ir šitas labai puikiai, labai tinka, labai patinka. Gal sukursiu atskirą epizodą apie šį vilkiką, nes tikrai yra apie ką pakalbėti, apie ką papasakoti. Jis tikrai nėra eilinis sutinkamas vilkikas gatvėje. Truputį atitraukia dėmesį, aišku, gal aš čia truputį perdedu, bet mano manimu tai jo, akį traukiantis vilkikas. Tai va, kas dar naujo per šį laiką, kol nefilmavau epizodų, tai turėjau nemažai darbų, tiek namuose, tiek darbe, tai nebespėjau tiesiog visur suktis, tai teko truputį apleisti filmavimą, tai dabar bandysiu vėl grįžti. Aišku, labai kažkokios didelės pauzės nepadarėm, nes 2 savaitės buvo atostogų, paskui kraušiaus visą kitą, tai mėnesį su trupučiu nėra labai daug. Žinant mano tempus, kaip aš mėgstu dingti, tai tikrai normaliai. Ne, aš jį pasistengsiu nedingti, nes motivacijos tikrai yra kur tobulėti ir kelti epizodus, nors žiūrint statistiką, tai darosi truputį liūdna, nes peržiūrų vis kažkaip mažėja, tai liūdesėlis, gal ir aš nebemoku kažko perteikti labai wow, tai tikėkime, kad pasitaisys ir rezultatai, ir video kokybė pagerės, kažkaip bandysim imtis viso šito. Tai ką, dabar per daug nepasakoju, eisiu ilsėtis ir žiūrėsim, kaip čia seksis šį epizodą ir pažiūrėsim, kas laukia toliau. Kaip ir minėjau, važiuoju į vietą, kurioje nesu buvęs, tai nieko irgi per daug papasakoti negaliu. Dar žiūrėsim, kaip rytoj seksis važiuoti, nes, kiek žinau, ant Vokietijos sienų dabar yra kažkokia kontrolė, tai būna kamščiai net ir po 10 ir daugiau kilometrų, tai žiūrėsim, kaip seksis kirsti sieną, bet manau, kad aš nuo čia davažiuosiu tik iki sienos, tai gal sieną kirsim naktį po pauzės, žiūrėsim, kaip čia kas klostysis. Dabar per daug neturiu ką pripasakoti, nes dar tik realiai 1 diena reise. Nu, iš tikrųjų 2, bet vakar aš padirbau ir vėl grįžau namo, tai kaip ir nesiskaito. Ką, labas rytas trečiadienį. Tai normaliai pailsėjęs, judu toliau. Dabar liko 100 km iki Varšuvos. Tai važiuojam, kol kas viskas neblogai. Visą naktį laikės apie -6 laipsniai. Jaučiasi jau žiema, visai jauku šiaip važiuoti. Tik aišku, jauku tada, kol keliai sausi, kol neslidu, kol viską. Tai sniegas biški dadeda jaukumo. Tai šiandienos planai būtų, manau, pervažiuoti visą Lenkiją. Manau, stosiu prieš sieną, nes panašiai apie 9 valandas ir išvairuosiu iki sienos. Ir manau, rytoj iki pietų būsim iškrovime. Tai judam, žiūrėsim, kaip čia šiandien sekasi. Varšuvos atvažiavom į kamštį, tai Google Maps'as rodo 11 km kamštį. Pažiūrėsim, kaip čia seksis. Ar labai čia sugaišins dabar ar ne, bet 11 km, tai manau tikrai nemažai dabar sudegins laikų. Rodo, kad avarija kažkokia nutikus, tai žiūrėsim, ar čia iš viso judės, ar tik stovėsim. Na, tai panašu, kad labai daug laikų nesudeginsiu, nes kamštis pradėjo judėti. Dar prasilenkiu savo pažįstamą kolegą. Sakė, kad jau ten viskas kaip ir pabaiga. Tai manau, kad viskas čia bus gerai. Realiai 6 minutės pastovėjau ir pradėjom važiuoti. Tai labai gerai, pasisekė. Ne per seniausiai pasidariau pauzę 30 minučių, nes prieš tai buvau stojęs prisipilti vandens. Tai užgaišau 15 minučių, dar norėjau tūliką.
Tai sustojau pauzėj pasidaryti išvairavęs lygiai 4 valandas 30 minučių. Gerai, kad neperdirbau nei minutės, nors prisiparkuoti buvo ganėtinai sudėtinga. Kažkaip paskutiniu metu pastebėjau, Lenkai tos naujus parkingus padaro labai siaurus ir jeigu kas nors tik biškį plačiau atsistoja, automatiškai sunkiau važiuoti. Tai šiandienos planai dabar būtų davažiuoti iki sienos ir prieš pat sieną darysime pauzę, nes ten vyksta kontrolės, tai mačiau nemažas kamštis yra. Tai geriau kilsiu pasidaręs 9 valandų pauzę ir praeisiu paryčiais tą kamštį. Manau, kad nebus. Bent jau tikiuosi, kad nebus. Na ir šiaip iki ten būsiu išvairavęs beveik 9 valandas, tai manau, kad bus normaliai. Ir įvažiavus į Vokietiją stengiamės ten nestovėti, nes pasitaiko vagysčių, ten tų pjaustymų ir panašiai. O aš įvažiavus ten ne ką ir pavažiuočiau, tai realiai ten ir būčiau stojęs, bet kokiu atveju tikriausiai. Tai ką, dabar judam, žiūrėsim, kaip čia seksis toliau. Tai užbaigiam šiandienos dieną. Tai iki pat sienos nevažiavau, nes mačiau, kad kamštis vis dar nedingęs. Kažkur apie 5 kilometrai. Ir prasideda nuo to parkingo, kur žadėjau važiuoti. Tai pagalvojau, kad ten tikrai nerasiu vietos. Tai atvažiavau čia arčiau 30 km į Torzimo parkingą, kas žinot. Ir tai jau reikėjo paieškoti vietos. O dabar, kaip matau, vienas ką tik išvažiavo priešais mane. Tai visą laimę, kad nesurizikavau važiuoti, nes būčiau atvažiavęs 4 valandos 20 kažkelios minutės iki vietos. Tai būčiau nebeturėjęs kur dingti, jeigu būčiau neradęs vietos. Tai šiandieną pravairavau 8 valandas 27 minutės. Nuvažiavau kažkur netoli apie 700 km, tai šiaip viskas neblogai. Tik tiek, kad ir iki vietos liko 550 km. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis juos suvažiuoti, kada būsim, kada išsikrausim ir kas rytoj laukia. Bet aišku, norėjus pasilikti mažiau tų kilometrų iki vietos, bet jau dabar turim, ką turim. Tai dabar darysiuos 9 valandų pauzę, tai kilsiu apie 3 valandą vietiniu laiku ir planuoju 10-11 valandą vietiniu laiku būti iškrovime. Pažiūrėsim, kaip seksis, kaip kas, čia neblogai snigt pradėjo, dar žadėjau fūrą apsiplauti. Bet kai taip sninga, supratau, kad nelabai verta, nes tikriausiai bus rytoj šlapia danga ir iš mano plovimo bus nieko gero. Šiaip žadėjau su žetonai savitarnoje apsiplauti, kad bent jau galva gražiau atrodytų. Nes pačiam maloniau važiuoti, kai vilkikas švarus, bet dėja dabar atėjo toks metas, kada labai sunku išlaikyti švaro vilkiko. Tai teks dabar greičiausiai iki pavasario pakentėti. Tai ką, dabar eisiu ilsėtis, pasidarysiu valgyti, tiksliau jau pasidariau valgyti, pavalgysiu ir eisiu miegoti. Tai ką, iki rytojaus. Tikėkime, kad rytoj neužpustys čia visai. Jau dabar žiūriu veidrodžių, viskas apsnigė pilnai. Nors dar tik apie valandą stoviu. Judam iškrovimo link, tai šiandieną gan neblogai sekasi, jau 4 valandas 47 minutės atvairavęs, pasidaręs pertraukėlę ir iki vietos liko 149 km. Tai kaip ir galvojau, būsiu kažkur po 10 vietinių laikų iškrovime, viskas normaliai. Nesenai gavau pakrovimą, tai jokio tarpinio pervežimo, kaip supratau, nedarysim, važiuosim pasikrauti ir važiuosim į Latviją arba Lietuvą, bet čia jau tikriausiai kitą savaitę, nes šiandieną gal suspėsiu pasikrauti, o jeigu ir pasikrausiu, tai niekur nebevažiuosiu, nes laikų nebeturėsiu. Tai blogiausiu atveju pasikrausim rytoj iš ryto. Tai rytoj bus penktadienis, tai visą penktadienį važiuosim, visą šeštadienį iki namų, tiesiai į garažą. Tai matysim, kaip čia seksis. Tikiuosi, kad greitai iškraus ir nepakliūsime kokį neplanuotą kamštį.
būtų geriausia, aišku, spėti grįžti pakrovimo vietą ir dar pasikrauti. Tai tada iš vis diena būtų užskaityta, bet neprisiplanuokim per daug. Kol kas važiuojam. Tai jo, viskas sekės labai normaliai ir dabar atvažiavom į kamštį. Pažiūrėjau Google Maps avariją ir bamas tikriausiai iš vis uždarytas. Tai ką tik atvažiavau, nežinau kaip čia dabar kas klostysis. Tai dabar vietinių laikų yra po 9:20. Žiūrėsim, kaip čia seksis pravažiuoti. Gal kažkur nukreipinės, gal netyčia paleis, nes šiaip ryte mačiau, kad čia buvo kamštis, bet rodė tik kamštį, avarijos nerodė. Tai dabar žiūrėsim, kaip čia seksis jame atstovėti. Nes iki vietos liko visai nebedaug, 74 km. Tai turėjau viltį nuvažiuoti pakrovimą dar, pasiskaičiau, kad turėčiau daryti. Na dabar jau visos viltis po biškį blėsta, nors aišku dar tik atvažiavau, gal netyčia čia nieko neužtruksim, bet abejoju. Tai gerai, kad vilkikė yra mikrobangų krosnelė, tai dabar kamštį pasišildžiu vakarykščių makaronų likutį. Tai bandysiu pavalgyti, nes kol kas visiškai nejudam. Tai žiūrėsim, gal spėsiu bent jau užkasti. Tai ką, stovim toliau. Tai turim po 12:40 ir vis dar esam strigę kamštyje. Tai galiu pasakyti, kad šitas kamštis neblogai dabar visko sugadinu. Tai dabar bent jau tikiuosi, kad spėsiu išsikrauti. Iki pasikrovimo davažiuoti jau net nebesvajoju. Bet tikiuosi, kad bent jau išsikrausiu ir būtų gerai draugė valandą pavažiuoti atgal. Kad dar suspėčiau šeštadienį pravažiuoti namo. Nes jeigu nieko nepavažiuoju, tai labai tikėtina, kad ir šeštadienį dar namo negrįšiu. Taip pagaliau pasiekėm, galima sakyti, kamščio pabaigą. Nors manau, kai nusuksim, tai kamštis vis dar tęsis, nes jeigu visą čia srautą nugena per miestelį, tai manau, ten bus tokia pat situacija kaip ir čia dabar. Tai dabar yra vietinių laikų 2 valandos, tai ką aš čia užgaišau kažkur 4,5 valandos. Ir dar čia ne viskas, dar garantuotai dar užgaišiu valandą kaip minimum. Nes visą srautą per miestelį, jeigu paleido, tai ten turėtų irgi dėtis kosmosas. Tai ką, pasiekiau savo iškrovimo vietą. Atvažiavau be 15 vietinių laikų. Dar turėjau viltį išsikrauti. Kad jau šiandien tas kamštis viską sugadino, bet galvoju išsikrausiu, tai dar bent valandą pavažiuosiu. Ir kaip ir viskas dar proto ribose, bet dėja. Atvykau išsikrovimo vietą, prieinu prie ofiso ir žiūriu ant lango parašyta nuo 7 ryto iki 2 dienos, tai dirba iki 14 valandos. Tai dėja, bet gražiau pasakius, šūdina pusė į viršų viską šiandieną. Visą dieną kamštį, viskas susikniso, tai žodžiu, labai nekokia diena. Tilpau į 13 valandų bendrą, vos spėjau sustoti, bet mažai čia ką gelbėjo. Ką einu susipildysiu šiandienos vairavimus viską ir reikės eit pasidaryti valgyti ir ilsėtis, nieko čia nepridarysiu dabar. Aš begalvis, jeigu neskaitas, jo, kai buvo biologija, aš su aukštakulniais vaikščiau Tai ką, dabar turim vietinių laikų po 7:18 ir ką tik išvažiavau išsikrovęs, tai iškrovimas užtruko 17 minučių, net nelabai spėjau ką nufilmuoti. Šiaip iš tikrųjų galėjau dar anksčiau išsikrauti, bet čia vokiečiam išsikrovime prioritetas, tai atvažiavo vokietis pirmąjį iškrovę. Aš per tą laiką nusiminėjau diržus. Dabar eisiu, stoptelsiu greitis, įsivesiu navigacinę ir važiuosim pakrovimo. Žiūrėsim, ką šiandien diena mums žada gero, nes šiaip turėjau 6 ryte būti pasikrovime, tai nelabai daug ir vėluoju. O man iki pasikrovimo kažkas apie 250 km, tai dar 3 valandas kelio.
Tai ką, nieko nedelsiam ir lekiam ten, žiūrėsim kaip seksis. Atvykom į savo pakrovimo vietą, tai 255 km pavyko įveikti per 3 valandas ir 12 minučių. Dabar buvau ofise, davė pakrovimo lapus ir važiuojam pakrovimo vietą, pažiūrėsim, ar ten yra eilė ar ne. Čia greitai pakrauna, tai vėl krausimės mineralus. Tik kad vėl neprisikalbėčiau kaip kažkurį epizodą, kad greitai pakrauna ir paskui reikėjo laukti. Bet manau, kad viskas bus normaliai, tai dabar važiuojam pasikrauti. Ir žiūrėsim, kaip čia toliau seksis. Tai ką, baigiam savo pasikrovimą, tai susisukau iš tikrųjų labai greitai per 34 minutės. Dabar važiuosim į ofisą, pasiimti dokumentų ir galėsim judėti pirmyn. Truputį padusau, nes ganėtinai ant tempo čia viskas vyksta. Tai ką, važiuosim lauk, pasiimsim dokumentus, manau, kad reiktų nusivalyti langus, nes jau truputį pykin taip važiuoti. Ir dar tikriausiai pasidarysiu kavos. Ir galėsim judėti toliau. Tai ką, dabar važiuoju pasiimti dokumentų ir judėsim. Nuo pasikrovimo nuvažiavom 4 valandas 13 minučių ir dabar sustojau pasidaryti pauzę. Tai po pauzės galėsiu važiuoti kažkas apie 2 valandas 30 minučių. Tai pažiūrėsim, ką čia nuvažiuosim. Labai maža viltis yra rytoj spėti grįžti namo, tai būtų šeštadienį. Bet dar neprisisvajokim, nes čia viskas turi labai gerai eitis. Krovinys važiuoja į Kretingą. Tai išsikrausi tikriausiai pirmadienį. Tai toks tas savaitgalis nusimato, trumpas. Bet turim, ką turim. Tai va taip va, vienas kamštis viską ir gali sugadinti. Nieko nepadarysi. Tai ką, dabar eisiu kažką pasišildysiu valgyti ir bandysim dar važiuoti toliau. Žiūrėsim, kaip čia seksis, nes kol kas visai normaliai. Po pasikrovimo vienas kamštis buvo, bet toks ganėtinai nedidelis. Tai normaliai prasivažiavo, gal 10 minučių tik sugaišau. Tai nėra labai blogai. Tai matysim. Šiaip labai norėčiau rytoj spėti parvažiuoti, kad ir vakare, bet kaip sakant vis namo. Nes jeigu reikės stovėti kokiuose Raseiniuose ar tai Kaune 11 ar 9 valandas ir paskui grįžti namo, tai visai neįdomus variantas. Čia truputį parodys, kaip atrodo mano kabina naktį. Tas raudonas apšvietimas prideda daug jaukumo ir važiuojant naktį netaip atrodo migdo. Tai žodžiu, gana neblogai. Čia visas stogas, visas tas antras palnikas, čia visa siena yra apmušta oda. Tai vaizdas tikrai gražus. Reikės paskui dieną parodyti, kaip atrodo salonas, bet manyčiau, kad visai
visai variantas būtų padaryti ir atskirą video. Kažką pafilmuoti, kažką papasakoti. Tai ką, dabar einu pavalgyti. Labas rytas šeštadienį, nenufilmavau vakar, kaip prisiparkau, nes labai skubėjau. Sustovau vėl išdirbęs lygiai 13 valandų bendro. Tai čia tokia negudri vieta. Dar naktį čia stovėjęs tralas mane žadino. Žodžiu, prižadino, išlipau. Pažiūrėjau, kaip išvažiavo, nes prasuko drąsiai, be problemų, ta prasme, net nebuvo ten ko bijoti. Nu ką, jie jau vėl toliau mėgoti. Tas miegas irgi toks nieko gero, tai dabar turim lietuviškų laikų po 8-7. Iki namų yra 813 km, kas labai sunkiai tikėtina, kad pravažiuosim. Bet yra vienas variantas pagal naują mobilumo paketą prasilginti važiavimo laiką valandą ar porą, dabar tiksliai nepasakysiu, reikės pasitikslinti dar. Bet valandą tai tikrai, man atrodo, jeigu turi 10 valandą, tai gali tik valandą prasilginti, jeigu turi 9 valandas vairavimo, gali 2 valandas prasilginti. Dabar pasidariau 11 valandų pauzę, kad šiandien turėčiau 15 valandų bendrą. Ir bandysim kažkaip parvažiuoti. Nežinau kaip, bet bandysim. Nes galimai pirmadienį vėl reisą, tai noris bent biškį namuose pabūti. Pasidariau kavos ir galim pradėti važiuoti. Važiuoju po antros pauzės jau namų link. Tai šiandieną nelabai daug tikriausiai trūksiu, nes jau pravažiavau Raseinius ir dar turiu valandą ir 2 minutės važiavimo. Tai manau, kad labai kosmiškai neperdirbsiu, gal 15 minučių net išeis tilpti. Tai labai susikaupę šiandien važiuoju, tai nelabai kažką ir filmuoju, bet šiaip džiaugiuosi, kad čia viskas taip gerai pasisekė, nes realiai jokių kamščių, jokių trikdžių nieko ant kelio nebuvo. Labai gerai prasivažiavo. Nes dabar per 9 valandas esu pravažiavęs 750 km, kas yra labai gerai. Tai važiuoju toliau ir šiandieną dar turiu atsikabinti priekabą, nes į iškrovimą važiuosiu ne aš pirmadienį. Tai iš tikrųjų truputį jau jaučiuosi nuvargęs, vis dėlto tas galvojimas, ar spėsi ar nespėsi, tikrai labai vargina. Stresas ir panašiai, skubėjimas, tai jaučiuosi tikrai nuvargęs jau. Bet aišku, visą laimę, kad spėjusiu parvažiuoti. Tai garaže būsiu apie 8 valandą, po 8 kažkur. Tai dar, kaip sakant, šeštadienis, bet vis tiek bent jau parvažiuojam. Ir matysim, kas čia toliau.